Viską, kas vyksta aplink mus, galima matyti savo akimis, klausytis ausimis ir liesti objektus per prisilietimą. Nematerialiame pasaulyje, aukštų dažnių pasaulyje, kurį vis dar neigia šiuolaikinis mokslas, galima pamatyti tik su smegenimis. Jei turi tokį nuostabų gebėjimą. Ne visi turi tokią galimybę, bet jei ji yra, tokius žmonės vadiname ekstrasensais, raganomis, burtininkais, šamanais, visų neišvardinsime. Logiškai mąstant, galima daryti prielaidą, kad šis dar nežinomas tamsiosios materijos pasaulis turi savo terminus ir savo dažnio parametrus, aprašytus tam tikrų būdų. Paprastai tariant, dažniai yra vibracijos arba virpesiai. O tai reiškia, kad turi būti virpesių dažnių charakteristikos. Tokios savybės egzistuoja, nesvarbu, ar mes apie jas žinome ar ne. Energijos srauto dažnio atsakas energijos fizikoje vadinamas oktava. Oktava yra įkrovos virpesių dažnio atsakas tarp bet kurios planetos medžiagos energijos grotelių mazgų, tiek materialiame pasaulyje, tiek tamsiosios materijos pasaulyje. Įsivaizduokite, banga, kuri turi 2 virpesius per sekundę, tai 1 oktava. 4 virpesiai per sekundę, tai 2 oktava. 8 virpesiai, tai 3 oktava. Taigi oktava tai skaičius 2 laipsnis. Iš žinomos oktavos, kaip viena iš fizinių materijos parametrų, galima nustatyti vibracijų skaičių per sekundę. Norėdami tai padaryti, turite pakelti skaičių 2 iki atitinkamos oktavos laipsnio ir gausite rezultatą. Jei žinome dažnį, tai yra vibracijų skaičių per sekundę, kurią oktavą šis dažnis atitinka. Norėdami tai padaryti, apskaičiuojame virpesių skaičiaus logaritmą 2 pagrindu. Visi atominių struktūrų dažniai yra pastatyti ant oktavų. Oktavą galima apibūdinti ne tik sveikaisiais skaičiais, bet ir trumpmenomis iki 8 skaitmenų. Po dešimtainių kablelių, o tai reiškia, kad tai dažnių diapazonas. Dalis šių dažnių diapazonų vadinama mantisa. Vaizdžiai tariant, tokį energijos srautą galima pavadinti kaip suvytą kabelį. Štai keletas pavyzdžių. Skysčiai ir vanduo nuo 28 oktavų iki 32. Žaibas 32 oktava, saulės šviesa 48 oktava, gama spinduliuotė 54 oktava. Pavyzdžiui, žmogaus protas užima dažnių diapazoną nuo 66 oktavų iki 96 oktavų. Dažnių diapazonas darbui su vadinamuoju NSO ir plazmoidų valdymo sistemos energijos objektais yra nuo 248 oktavų iki 484 oktavų. Pačios Žemės planetos oktavų diapazonas yra nuo 2 iki 512 oktavos. Viso kontroliuojamo pasaulio tamsioji medžiaga mūsų planetoje užima didžiulį dažnių diapazoną nuo 66 oktavų iki 512. Tai yra daugiau nei 135 kartų skirtumas su materialia erdve. Dabartinio biostruktūrų egzistavimo erdvė tai nedaugiau kaip 64 oktava. Viskas iki 64 oktavų tai materialus pasaulis. Virš 64 oktavų tai vadinamosios tamsiosios materijos pasaulis, kuris yra 135 kartų didesnis už materialųjį pasaulį. Žmogaus energoinformacinė sistema susideda iš 4,5 milijardo dažnių, o mūsų labai išsivystę hiperborėjos protėviai turėjo tokią sistemą iš 17 milijardų dažnių. Taigi, mes su jumis turime kur tobulėti.
kad įveiktume senatvę ir gyventi ilgiau. Egzistuoja visa oktavų sistema - muzikinė arba komandinė oktava, matematinė oktava, perimetrinė oktava, dažnio oktava, lauko oktava, kodinė oktava, biologinė oktava, informacinė oktava.